Tai va, labas vakaras, brangus Lietuvos žiūrovai! Jau vakaras? Jo, jau vakaras. Arba ryte žiūrit, nes internete yra. Labas visiems, toks šou vėl su jumis, mes su jumis, jūs su mumis. Pradedam. Man šiemet rugsėjo 1 pagaliau buvo laukta, jinai buvo tokia grina, žinai. Matas. Aš norėjau, kad mano vaikai pamatę mane, suprastų, kad tai yra tikrai didžiulė proga, žinai. Nes man šiemet kažkaip tai rugsėjo. Tu tiesiai iš mokyklos atvarei čia? Jo. Aš vos spėjau. Primiršai, ne? Aš dar paėdžiau, važiuodamas į mašiną greitai. Tikrai vos spėjau. Tai labai buvo gera, žinai. Ir visos tos ceremonijos, kas nutinka, žinai, mokykloje, taip žiūri iš šono ir taip kaip savo, žinai, ir tai taikai. Tai buvo kardeliai šiandien pas tave, ar ne? Buvo tie kardeliai, bet šiemet nesinervinau, nes aš galvoju, baig išsikalinėti, Mūrai. Žinai, aš kardelį niekada neneždavau. Man kardelį nepatikdavo dėl to, kad tai yra, žinai, toks tipo, visi tą daro. Niekad nedarydavau. Nei kartą nesu į mokyklą atsinešus kardelių. Nesu nei kartą atsinešus. Čia dabar kažką man. Didesnis kardelis už vaiką. Pasistatai, tipo, ieškai ko aukštesnė. Nes šiandien buvo sūnaus mokytoja, kur nuostabi mokytoja, Aušra, jeigu žiūrit linkėjimai, gavo šūsnį tų kardelių ir, žinai, ten jinai tokia energinga. Vaikai, čia dabar, ir taip tą laiko, ir taip vaikam per galvą, žinai, tas kardelį. Ir, žinai, jie ten stovi, kenčia, žinai, nes, mokytoja toj kažką pasakys, bam. Tai labai buvo miela. Bet, žodžiu, pagaliau, taip, žinai, pavyksta paleisti, nesinervinti ir taip gerai nutinka. Tai, sakau, rugsėjo 1 tokia pagaliau, kokia turi būti, žinai. Aš irgi buvau rugsėjo 1 šventį. O, bet tu vedei? Aš savo. Tu į kelintą vedei? Tugi turi. Į 2 ir į 5. Aš į 5 irgi vedžiau. Ir buvo, o pas jūs buvo, kad kieme, ten, mokyklos kieme šventė, ar viduj viskas? Ne, pas mus yra, kadangi katalikiška gimnazija, tai buvo mišios, buvo bažnytėliai buvo. Jo, tam buvo real deal. Aš pats su zvonkais į 1 rugsėjo. Nes aš ką norėjau paklausti, pas mus tai ten buvo mokyklos kieme šventė ir, toks jausmas, kad nieks nepasikeitė nuo tada, kai aš ėjau 1 klasę. Yra, ne, šūlė ne ta pati, bet vaibas tas pats. Yra ta mokytoja, kuri ten viską organizuoja. Jinai kalba to tokiu balsu. Ir kasgi čia pas mus toks atėjo? Ir, kodėl reikia taip šnekėti šis laikas? Šitą reikėtų kažkaip, žinok, jo, išvaryti, nežinau. Reikia ant jos Leskauską užsiundyti. Jo, šito sovietinio to tokio tikrai norės, kad, žinai, būtų mažiau. Aš džiaugiuosi, kad mano vaikų mokytojos abi yra, tiesiog nerealios. Aušra tai tikrai nerealiai, o dabar ta nauja, kuri yra Agotai, yra irgi, Agota eina jau tikėdama, jie, žinai. Ta, kur prieš tai buvo, tai ten bet šviesus laikai, žinai. Man atrodo, tu labiau laukiai rugsėjo 1 negu vaikai. Nes tau ta Aušra kažkaip čia. Dėl to, kad į darželį jie, kai eidavo, tai ir vasarą jie galėdavo į darželį eiti. O kai į mokyklą eina, tai vasarą jie sėdi namie. Todėl rugsėjo 1 labai laukiama. Ypač tėvelių. Yra tiesos? Nėra, tiesos nėra tame, nes yra dabar pasikeitė jų labai tvarka ir jie labai nenori, žinai, ten eiti laiku miegoti. Aš čia jau 2 savaitės spaudžiau, kad reikia, ką tu ten vieną, žinai, enforcinsi, tu negali, žinai, būti vienas namuose, turi būti kartu su ponia, reik, žinai. Tai jie ten nemiegoja, dabar vėl rytas 1, reikia sunku keltis, tai čia bus 2 savaitės dabar pragaro. Tai, žinai, nėra ko laukti iš esmės. Bet, sakau, smagu yra tas, kad grįžta į tvarką, ten, žinai, klasiokai ir aš pats, žinai, jaudulį jaučiau, pamatęs tą Vinco, žinai, savo tą mokytą, tą Aušrą, žinai, galvoju, pliam apkabinti noriu, o negaliu, žinai. Tikrai tau žalia. Tau gali pasibaigti kaip ispanų šitam federacijos futbolo prezidentui, kur išbučiavo tas visas futbolininkės po. Taigi skandalas didžiulis. Šiais laikais labai atsargiai reikia apkabinti žmonės, bučiuoti žmonės ir kažką. O beje, o jūs matėt ar nematėt? Aš būčiau taip, ne taip apkabinęs būčiau. Tu paklausai, ar ta mokytoja save identifikuoja kaip mokytoja, gal jį galvoja, kad jį tiesiog yra žmogus ir tu ją įžeidėjai. Aš žiūriu akis ir matau. Vyko šitų moterų pasaulio futbolo čempionatas, ne, Ispanijos laimėjo. Moterų. Taip, moterų. Čia labai žiūrėjo beje šiemet kažkas. Taip, ir beje buvo žiauriai geras čempas, tu prasme, ten, wow, futbolas buvo aukščiausia lyga, bet ne apie tai. Ispanijos laimėjo ir paskui jau vyko apdovanojimo ceremonija, kur ten jau eina visos medalių pasimti. Išsirikiavę ten visi tie futbolo UEFA grandai, žinai, prezidentai ir Ispanijos futbolo federacijos prezidentas kiekvieną jų ten apkabindavo stipriai. Aš mačiau tą visą ceremoniją. Ir ten man tai atrodo, toks tiesiog džiaugsmas. Jos labai džiaugiasi, jaučiu nešiaus šalis visą. Ne, bet ten skandalas dėl to, kad vieną iš jų jis pabučiavo į lūpas. O jis kiekvieną jų, jinai gauna medalį, prieina, sveikina, o šitas prezidentas Ispanų federacijos, jas ten apkabindavo, bet jis toks,
trykšta džiaugsmų visas, švenčia žmogus, žinai, ten visas į žandą pabučioja ir viena futbolininkės tiesiog taip atsuko veidą ir tokį pabučiavo ir... Džiaugsmo. Taigi skandalas didžiulis ten dabar... Jos žuvio, ko čia kabinėti? Aš noriu paklausti, va, čia yra seksizmas. Bet jeigu esi apsirūkęs dėda šlikštas, aš įsivaizduoju, kai mane apdovanotų, kai buvo, pavyzdžiui, aš bandžiau primesti. Nebūtų malonu, tipo, aš tokia išeičiau, to tipo, kas čia įvyko. Nebūtų fainai. Apsikabint, pasidžiaugti, į žandą, viskas tokiai, bet tau senas vyras taip paim ir taip... Bet ten toks buvo... Ten pas jį nebuvo intencijos bučiuoti ir lies, ten buvo... Aš suprantu, emocija. Bet vis tiek, blem, aš būčiau toks... Kažkaip nutiko, tipo, taip ir nuleičiau, bet... Bet žiūrėk, Hebra, vakarėliuose dar netokių dalykų būna ir, žinai... Bet ten jau, žinai, cenzūra nepraleidžia. Taip, čia, žinai, ir plus yra labai dabar madoje įsižeisti, žinai, užsiraukti ir susireikšti. Tapti šūdų, bet pasaulio bamba, žinai. Mane įsiutina visas šitas. Ir jaučiu, kad tai po truputį išeis. Jau mes piką šito viso psichizmo pragyvename. Žinok, man atrodo, kad kaip tik tas pikas dabar yra tokio, kad man, pavyzdžiui... Man atrodo, mes į kitą kraštutinumą einam šitai. Žinai, vat, pavyzdžiui, aš turiu labai daug draugų tarpe, kurie labai užva tą liberalizmą ir kad čia viską mes galime. Mane palėtė, ką tai čia. Aš tave palėčiau. Eina savo, ar nufilmavot? Ar matėt? Matėt, aš jam va taip padariau. Tai va, tai aš, pavyzdžiui, žinok, kiekvieną akimirką ieškom naujos vedėjos. Ne pagal politinės pažiūras, bet aš suprantu, kad aš biški konservatorė tokia darausi, nes man ne viskas yra priimtina tose laisvėse, žinai. Aš tikrai daugam neprieštarauju, bet va tokie, kur tipo... Aš negaliu pasidžiaugti taip, kaip aš noriu pasidžiaugti, nes kažkas mane gali seksizmu, žinai, apkalinti. Arba, pavyzdžiui... O ką turi omeny, negali pasidžiaugti, kaip tu džiaugtumės, kad tave galėtų apkaltinti? Ne, jeigu aš apkabinu netgi kitą moterį apkabinu ir man, kaip Lizo, mane apkabino, ar ne, ir man skandalas dabar, kad aš ją prie jo seksualiai priekabiavau, visko gali būti, žinai. Ne taip pasakiau ir taip toliau. Tai... Bet ten žiūrėk, ta prasme, šalis tapo čempionė. Taip, džiaugsmas. Ten yra ne tai, kad emocija, ten yra hiperemocija. Ta prasme, jie ten visiems ferverkai galvos spraginė, ten šalis viso, turbūt taip. Ir jisai, jisai taip padarė. Arba, pavyzdžiui, suriškime su rugsėjo 1. Ar čia jau yra blogai labai? Suriškime su rugsėjo 1. Mano mama yra mokytoja, pianino mokytoja. Tobula mokytoja, šiaip iš tikrųjų mokytoja iš didžiosios M, kur visus vaikus ten į konkursus ir taip toliau. Bet reklama, nebepriima pirmoko, išėjo į pensiją. Bet ragi mokytojam nebegali liesti vaikų. Tu negali paliesti vaiko, pavyzdžiui, mokydamas jį uždėti ant pianino taisyklingai ranką, nes vaikas gali pasiskusti tėvam, kad mokytoja jį lietė. O, pavyzdžiui, mes, kai atėjom mokytis pianino... Ne, tu turi gauti leidimą iš jo. O jeigu duosi sąsienį, tai čia palies ranką? Ne, tas tai ne. Bet ten, pavyzdžiui, kaip seniau ten ateidavo ir tipo, ne taip rankas ir tau uždeda, žinai. Aš labai gerai atsimenu, man buvo žiauriai nemalonu, kai man dėdavo, žinai, ten tą ranką ir atrodo, tipo, kažkas svetima teta, pirmokė, aš ten maža. Bet realiai dabar tu suvoki, kad kai tau uždeda ranką ir parodo, kaip ta ranka turi per pianiną judėti, tai tu tada ir suvoki, kad tu ne va taip groti. Bet čia žinai, dėl ko tokie dalykai atsiranda, dėl tokių mokytojų, kurie padaro nesąmonės. Nežinau, ar girdėjau tą skandalą, kur buvo darželį, kur ta prasme, kad ten tos mokytojos mušė, dar nesąmonės darė. Ir buvo iš tikrųjų, kad patvirtinta, kad viena auklėtoja nusirengdavo ir eidavo į vonę kartu su vaikais. Tai va, kai tokie dalykai atsiranda. Kaune. Kaune tai nestebina. Bet ir ten buvo, ten Selos Konsa darė. Tai ne veltui. Jis vienas myžo. Ne, ten labai prastai. Tai žinai, kad tokie dalykai atsiranda, aš manau, kad čia yra kažkokia apsaugos barjeras, kad apsaugot vaikus, kurie negali nieko padaryti. Pavyzdžiui, jeigu mokykloje mušasi vaikai ir jeigu tu įvertini, kad jiem negrėsė gyvybės pavojus, tu negali jų skirti fiziškai. Tu turi tik žodžių, juos sakyti, vaikai, baikit po valandos, vaikai, baikit. Atplėšti, jeigu jie ten susirakinę. Taip, teoriškai ne. Negalė, ne? Nebent tai grėsia pavojus jų gyvybei. Įdomus laikai. Man šią vasarą buvo 20 metų, kai mokyklą baigė ir mes darėm klasės susitikimą. Važiavom į savo buvusią mokyklą, susitikom direktorių, kuris ir auklėtojas buvo mūsų. Ir ten išėjo kalba irgi apie panašius dalykus, kaip būdavo seniau, kaip yra dabar, žinai. Tai direktorius, Arūnai linkėjimai, sako, jūs buvot kitokie, sakom, kodėl? Sako, jūs prisidirbdavot ir su jumis buvo galima kalbėtis.
O dabar, sako, jeigu prisidirba, sako, problema dabar yra nebe vaikai, o tėvai. Problema yra tėvai ir su tėvais tartis nebeina. Sako, su jumis tardomės kaip su jumis, kaip su saugusiais kalbėdam, dabar viską reikia derinti su tėvais. Ir tam, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, sako, buvo, žinai. Žodžiu, ten kažką išlaužė medžius, medelius, ar ten kažką padegė, žodžiu, kažkas ten įvyko. Standartiniai vaikai, Okei, yra dalykas, žinai. Galima į tulką numesti. Ir sako, yra kameros sustatytos mokyklai, žinai. Ir sako, atsisukęs, pamačiau, kuris vaikas tai padarė, žinai. Ir sako, nieko nedarydamas, niekur nepraneždamas, pažįstu, sako, tėvą, važiavau pašnekėti su tėvu, kad, kažkaip išspręskim, sako, tą dalyką. Tiesiog, kaip, pažįstamas pas pažįstamas. Sakė, problema buvo baigęs taip, kad po kelių dienų, sako, tu pažeidėjai asmens privatumą, žodžiu, tu neturėjai teisės peržiūrėti. Tai supranti, kitokio dalyko viskas. GPR'as koks. Ne, tai debilų tikrai dabar netrūksta. Čia yra faktas. Tiesiog. Bet žinai, ta laisvė ateina ir tas supranti, ir šitas... Laisvė yra įrankis, ką tu su to darysi, tu gali tapti debilu, tu gali investuoti save. Ir man tai visi šitie, žinai, galima, negalima, primena, žinai, tą tokį, jeigu vaikam leistum rinktis, ką jie nori valgyti, žinai. Va tik vaikai ką valgyti, saldainius, taip ir čia, žinai. Negalima liesti, nes nenoriu. Reikia. Čia, žinai, yra labai geras anekdotas. Aš neatsimenu, kažkas iš žinomų žmonių man irgi šitą pasakojo, kur, tipo, autobusas važiuoja ir važiuoja mama su vaiku ant kelio. Ir tas vaikas ištisai spardo sėdynę priekyje sėdinčią moterį. Ta vieną kartą atsisuko ir sako, labai atsiprašau, gal galite pasakyti savo vaikui, kad jūs nesparėte man kėdės. Ir ta mama sako, mes auklėjom savo vaiką pagal kažkokią ten teoriją, kur negalima sakyti vaikui negalima arba ne. Be neigiamai. Jo. Ir ten ilgai ten, žodžiu, visą tą kelionę spardosi. Ir tipo atsistoja ta mama su vaiku jau išeiti į savo sustojimą ir pasivėjo jos vyras, kuris kramto gumą. Taip pat apšnoja tai moterį per petį, paėmė tą kramtošką, taip prie kaktos prikliojo ir sako, mane irgi pagal tą knygą auklėja. Visiems šitiems skersarūriam, kaip yra sakoma, yra vaistas. Reikėtų tą patį. Aš bravo. Šitą yra... Bet žinai, kiekvienoje situacijoje tu rasi kažkokį, žmogų, kuris elgėsi ne pagal taisyklės, nežinau, kaip pavyzdys paspirtukai, ne? Tai yra žiauriai gera susisiekimo transporto priemonė, mobilų, greit, pigų palyginus, tau nereikia burzginti savo automobilio, net visur gali susisiekti, bet kas vyksta, kai nėra taisyklių, ne? Kas vyksta, jie bet kur numesti, bet kaip, tarsi kažkokia bardakas yra. Yra taisyklės, ir neina, jų nesilaiko. Jų nesilaiko. Ir tada, aš suprantu, kad tada jau reikia įvesti kažkokius radikalius metodus, nes yra... Sakykime, 90% vartotojų elgėsi tvarkingai ir pagal taisyklės yra 10 tų, kurie daro visą tą. Ir tada, žinai, kaip, tarkim, alkoholio draudimo įstatymas, viskas yra taikoma tai mažumai, kuri, nesilaiko taisyklių, bet tada visi kiti irgi turi, žinai, kažkaip kentėti. Man šitoje vietoje netrukdo nieko, nekenčiu aš. Bet... žinai, tada kiti žmonės piktinas paspirtukininkais. Bet jeigu aš visą laiką tvarkingai važiuoju, ten, pagal taisyklės, praleidžiu. Bet koks psichologas pasakytų, kad viskas ateina iš šeimos, kaip ir apie mokslus, ne? Kai tėvai ateina ir sako prie vaiko, jam tai ta mokykla dzin, nieko jis ten nesimoko, ką jis girdi vaikas. Mano tėtis ar mama sako man, kad man dzin mokykla, tai ką man dabar kitaip įrodinėti, jie jau žino. Tai jam ir dzin ta mokykla. Ir viską, ir tie vaikai girdi viską. Ir jie sugeria, va jau nuo mažens, ta prasme, pasakai, ką nors ir žiūri, jis jau kartoja, tu velnės, reikia filtruoti bazarą, žinai. Tai normalu, tai žinai, kai sako, eina pas psichologus, laiką sako, iš kur tas tiek problemų? Iš vaikystės, nes tu augai, matei tėvus ir viską mokėsi. Viskas yra iš vaikystės. Taip, viskas, absoliučiai, visa tavo asmenybė formuojasi. Ir man šiaip žiauru, aš labai nelaukiu mokyklos tapo sotėnė, nes man atrodo, ten yra taip baisu, ten yra taip blogai, ten yra tiek patyčių, ten yra tiek. Ir dabar viskas persikėlė, anksčiau buvo mokykloje, aš atsimenu, vis tiek būdavo dar ne taip, o dabar yra ir internete, ir mokykloje, ir visur, ir tave taip gali užgraužti, kad ten kosmosas. Ir man atrodo, kad čia tėvų problema. Tikrai tėvų. Ir man atrodo, aš neįsivaizduoju, kaip man reikės atsivėti, kur ateis, tarkim, pasakytų, jeigu, kad mano ten kažką padarė vaikui, tas tėvai tokie būtų ateitų. Tai jeigu to vaiko mama yra ta pikta teta su paveiksliuku gėlyčio Facebook'e, kuri komentuoja kiekvienam, o dieve, kokia tu išlikštynė, tai aišku, kad ir vaikas toks auks. Nu tai va, tai... O tokių dabar... Kad ir kaip būtų baisu ir žiūrėjau. Žinok, nustebtum, yra, atrodo, normalus civilizuotas žmogus bendrauja, pažiūrėk, va ten amžinatvis ir Jagelavičiūtė, vėl tave paliečiu, atsiprašau, Jagelavičiūtė postino, mokytojas komentuoja, o kur ten žertva kažkokia.
Taigi jinai dėdavo, neišeidavo. Bet tu vėl, žinai, tu į agresiją atsakai agresiją. Nu, tas irgi niekur turbūt neveda. Taip. Tai čia yra, žinai, dėl vaikų ir mokyklų, tai čia yra dažniausiai, žinai, tu turi vaiką paruošti. Tu negali apsaugoti nuo visko. Žinai, norėčiau, sėdėčiau kartu. Tai yra neįmanoma, žinai. Tai bus graužimas, nes mamičiukė. Arba tu vaikų blogiau padarysi, bet iš esmės tu turi paruošti, dilinti su krizinė situacija, žinai, kad kalbėtųsi, kad tau sakytų, kad, žinai, yra saugi aplinka, vat, namuose, jeigu jie sukuri, žinai. Jeigu namuose nesukuri arba, žinai, susiženijo durnių su durniai ir pasidarė durną vaiką ir durną jie augina, nu tai jie, žinai, tą patį tęsia. Neįmanoma pasidaryti durną vaiką. Nu, jie sugadina, va taip. Bet iš kitos pusės, pažiūrėk, mūsų vaikystė buvo vis tiek kitokia. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, dabar, mes turėjom privatumo. Visų. Mes turėjom privatumo, mes turėjom popierinės pažymų knygelės, kur mes galėjom pasukti vieną kitą varkę ir ten neparodyti pažymę, galėdavom turėti 3 pažymų knygelės. Dabar tu nespėjai kažko padaryti, tamo jau viską. Net taip tam, nenueini pamoką ir jau, kur tu esi. Tada namie vos, nežinai, kameros sustatytos, kur tu nuolatos stebi tą vaiką, kontroliuojas, nebeturi privatumo jokio, žinai. O palauk, jūs matėt, kas yra Kinijoje, kad tipo padarė tokią sistemą, kur vos ne vaikai mokyklose sėdi prie stalų ir mokytoja mato, kiek vaikas susikaupęs, ar jo mintis kažkur kitur, tipo kiek procentų. Čia robotus auginti. Čia tragedija, taip, tu taip įsivaizduok, aš pavyzdžiui mokykloje prie tų fantastinių filmų, kurios patys kuria. Taip, ir kur tu galvoji, kad taip negali būti. Nes aš anksčiau atsimenu mokykloje, jie ten tas savo mintis kažkur kitur, o ten jau mokytojai rodo iš karto, tipo visi tokie kiniški, kai sėdi, tik kažko blogo nepadaryti, nes jau rodo kompas, ką tu darai, ką tu galvoji. Kiekviena technologija būna kraštutinumai, tai aš manau, kad ir su šito dalyku, žinai, Europą aš neįsivaizduoju tokių dalykų. Nu, neįmanoma, kad tai padarytų. Tai, žinai, tai čia yra jo, kraštutinumas, ką padarė. Nes yra įmanomi, žinai, žmogus, žinai, nori sužinoti, kol prisidaro. Taip ir čia, žinai, žiūri, dabar jau pamatė, kad va čia yra ribos, nes jau, nu, žinai, kinam gerai. Va, ten visiškai kitas. Bet, žinai, pavyzdžiui, aš turiu netgi pavyzdį asmeninę, kaip labai linkėdami tėvai gero pridaro irgi žalų vaikam. Pavyzdžiui, mano mama, būdama pedagogė, jinai matydavo, kiek yra patyčių mokykloje ir jinai visaip kaip mus bandė nuo to apsaugoti, sakydama vieną frazę. Nėra neišsprendžiamų problemų apart mirties. Tai jai buvo baisu, kad mes savo ką nors pasidarytume, nes paaugliamgi ten, kai tu manęs nieks nesupranta ir visa kita, tai jinai visą laiką mums kartodavo tą frazę, ko pasiekoje aš turiu mirties baimę. Kaip išsiaiškinau su psichologija. Nu, aš vaikščiau psichoterapiją ir mes aiškinomės, kodėl aš turiu senatvės baimę, turiu mirties baimę ir mes išsiaiškinom, kad iš tos frazės. Ir aš galvoju, o man ji visada tokia gera atrodydavo, galvoju, nu taigi čia kaip, nu, niekaip, su manim niekaip nesusiję. Ir tada viena pažįstama man pasakė, kad savo dukrai, kuri irgi beje dirba LNK, netyčia sužinojom, tai jinai kartodavo tą pačią frazę, tik su kita pabaiga. Kad nėra neišsprendžiamų bėdų, tau tiesiog reikia rasti kelią namo ir ten visos bėdos išsispręs. Suras kelią namo ir aš ten tavęs lauksiu. Tai galvoju, va šitą frazę reikės kartuoti savo vaikų. Tikiuosi, baimės į namo grįžti neturės. Nu toks, žinai, nes tipo, tikrai tos patyčios... Bliama, čia toks podcastas. Žinau, bet čia pirmą kartą, aš turėjau sakyti... Tema yra 15 sekundžių. Kas čia vyksta? Aš turėjau sakyti, mūsų praeitos temos, praeitą laidą filmavom, kaip Antanas nuotykis, nuotykis... Tailandė turėjo save išsipirkti iš viešnamio. Taip, o šiandien mes palėtėm žiauriai rimtas ir tipo nuo vienos prie kitos rimtesnės ir tai šakinė. Esi čia tokie kaip LRT forumas, žinai, Tai gerai, galim geriau prisiminti juokingiausias, smagiausias istorijas iš mokyklos laikų, nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad mano viena iš krepšininkų klasiokių buvo užklijavus su moment klijais duris, realiai iki kelias klases, kur ten reikėjo rauti duris ir panašiai ir neprisipažino, tai manau, kad čia tokių buvo, nu, belenkiek. Mes buvome metę mielės į tuliką. Mielės? Ir ten kas buvo? Jo, ir kas buvo? Analizokas visas iškilo. Iškilo? Mes bambioškės mes davom. Ne, bambioškės toks laikinas išgastis. O ten įdėdi mielės. Ne laikinas išgastis. Jeigu gerą bambioškę įmeti į tą ten vamzdis. Aš turėjau smagų nuotykį, kuris baigėsi įdomiai, nes buvo 2 draugai, tokie geri mano draugai, ir jie pradėjo tiesiog atsinešinėti šautuvų į mokyklą.
Tikrų? Jo, kad būtų orinukų, Tai žinai. nepamirškit, kiek jam metų. Telšiuose čia buvo. Čia buvo 90-ieji. 95, 6, kažkas 7. Gimiau 96. Tai, nes tuo metu atsidarė ginklinė Telšiuose, ten visi žinos pagrindinį gatvį, laiptai Tiesiog juodoji rinka Ten tai parduotuvė Telšiuose. nuolat būdavo vaikų, nes vienintelė parduotuvė ir ten. Va, dėl ko dabar Amerikoje visi ginklus Iš vaikų. Timūras tiesiog su nupjautu vamzdžiu eidavo į mokyklą. jie pradėjo- Shotgunu. Telšiuose gatvė. Žiūrėk, pradėjo nešioti sėtus ginklus, atsineša ten visi žiūrim, wow, tipo tikras, wow, išsidėtuvė išsėmė, ten, žinai, pridėta tų, žinai, šovinių, visi, aišku, orinukai, ten paskui dujinių atsinešė ir vienas tik atsinešė dujinių, sakom, davai, iššaukim, jo, iššaukim. Ir kadangi mūsų klasė buvo šalia sporto salės, buvo prieš pat fizinio pamoką, nuėjom į salės vidurį, tipo, kad čia, žinai, Kur aidas ir didžiausias. aidas ten tikrai didžiausias, kalė vieną šūvį, mes ten daugmaž apstoję ratu, mes nespėjome iki durų nubėgti, mums jau akis griaužė, žinai, tas dujos ten tokiu greičiu pasklido. Tai šitas buvo, paskui atsinešė kitas iki kitą, jau tokį ilgą, žinai, su optiniu taikikliu. Kaip jis jį atsinešė į Orinuką. mokyklą? Aš nežinau, ką mokytas sakė. Gitaros dėklė, kaip žinai, desperado. Aš nežinau, neatsimenu, bet Toks atsinešė. sudėgo. Ką mes tu ten- grosiu šiandien? Mes ten mokyklai, žodžiu, nučiupinėjom, nugrabinėjom, tipo, wow, koks aфиgenas daiktas, ten visi žiūrim per tą optinį, žinai. Aš ne tik, kad mokytas nematė, tipo, tokį Čia pertraukas buvo. Bet vis Aš laukiu, kada Timūras perės prie istorijos, o vienas klasiokas su tanku atvažiavo. Ir mes po pamokų nuėjom, dar atsimenu su draugeliais į senas kareivinės buvusią ten sovietinės šaldyti artėja. langus. Tai va, atpylėm į langus ir buvo žiauriai gerai, čia buvo mano geriausi draugai, tipo. Dabar jie visi sėdi? Aš nežinau. Bet geriausia buvo taip, kad jau mes ten draugeliai čia jie, žinai, ir vieną dieną ateina, nes vėl mūsų buvo katalikiška mokykla dar, ne gimnazija, užeina direktorė ir kunigas į pamoką. Jėzus, Sako, berniukų vardus pasako, sako, eina vaikai. O mes taip, o, ką čia, žinai, direktorius, kunigas, ką čia, žinai. Išrinktieji. Tada išsiveda tuos ir ten po kurio laiko paaiškė, nes jau tie berniukai paskui kažkaip, ar jie kitą, ar žiūrėk, kažkur ten taip dingo iš klasės. Tu nebuvai pakviestas? Ne, aš nebuvau, nes manęs nereikėjo kviesti. Pasirodo, tie du šaunuoliai sugalvojo, kadangi katalikiška mokykla, eiti patarnauti į bažnyčią. O kai eidavo patarnauti bažnyčią po mišių, biškutį pasimdavo iš stalčiaus pinigėlių. Ir va iš kur čia čing buvo šautuvam. Bet... Na, čia skamba kaip krikštatėvio filme. Ar net kunigas atsirado visoje Labai istorijoje. įdomu sužinoti jų likimą. Aš žinok neįsivaizduoju. Su tavim geriau nesipykta, ne, Timūrai, nes pas tave draugai. Timūras ir draugai jo. Jo. Tai čia dabar... Su viena radio statistų nerimti turėtų. Aš esu labai visą laiką linkęs nesipyk, žinai. Šiaip jeigu Donatas ir Ernestas, jeigu pamatytumėt, įdomu, ką veikia, tikrai labai Norėčiau įdomu. papatkėsą, susiras, žinai, sužinok, prašyk, ką veikia. Nu, jų pavardės greičiausiai nepasikeitė. Čia merginas sunkiau surasti po mokyklos. Aš žinau, klasiokų vardų jau nesimenu. O klausykit, čia turėtų būti ir visokių serialų rekvizito kambarys, ne? Gal yra koks ginklas, pažiūrėsim Timūras, kaip surinkinėja ginklą. Jis turi leidimą ginklui, tai žinok. Rimtai? Tu turi? Taip, šaudau, važinėjau. Šaudau. Važinėja. Važinėjau į šaudyklą, nu, žinai, aš ne kaip gangsta, žinai, kur, žinai, po rajoną. San Andrėjas, Žiūrėk, jeigu tu dar neturi leidimo ginklui ir tu nesiruoši blogai dienai, tai su tavim kažkas yra negerai, mano galva. Tai tada su manim viskas gerai. Mes turėjom perspėjimą, Hebra, mes gyvenam su psichopatai šalia. Ir tikėtis, kad, ai, viskas bus gerai, aš gal į Selokonsą pavažiuosiu. Žinai, reikia ruoštis. Buvo taip, ne pas mūsų kvartaliukį. Jo, buvo... neseniai? Prieš metus gal, kažkas tokio. Tai buvo taip, kad aš miegojau, vasara buvo, langas pravertas ir aš išgirdau krebždėsi į tvorą, žinai, į segmentinę tvorą. Ir pagal garsą, o prabudau dar kaip tik prieš 3 ten kažkodėl, tai, nu, kažkoks jausmas buvo, kad reikia. Prabudau, bandžiau užmigti, išgirdau vieną tokį garsą ir galvoju, nulemą tikrai ne gyvūnas, o garsas kažkoks keistas, nes 3 nakties. O vagių aktyviausias laikas yra nuo 3 iki 4, 4:15. Tada, Šiaip durniai, tada jautriausias miegas. Čia tokia statistika tarp 3-4? Jo, čia yra, nes žmogus giliausiai miega. Sargai jau užmigo, o troleibusai neišvažiavo, žinai. O mentai McDonald's sėdi, žinai. Tai toks tas metas, ta vilko valanda vadinama. Ir jie tada eina. Ir antrą kartą, kai išgirdau, pažiūrėjau per langą, nes galiu reikia pažiūrėti, kas čia vyksta, žinai, o aš labai neteisybės nemėgstu. Jau vakar. Jau supratom. Tai ir aš pamačiau, kad bičas nueidinėja, žinai, vasarą, tai bičas su kepurė, su šito hudžiu, žinai, su rūbu, apsidengsta, žinai.
Ir galvoju, kažkas šis tam neaišku. Ir žiūriu, kaip jisai. Tai jisai iš teritorijos ten ilgai išeidinėjo, grįžo tada į tą patį miškelį, supratau, kad čia tikrai kažkas ne taip. Tada aš taigi apsirengiau, išeidamas dar prie namų radau armatūros gabalą gulinti, pasiėmiau ir aš einu tipo žiūrėti, žinai. Ir aš matau, ir mes taip susitinkam ant kampo, realiai jisai į kalniuką kyla, varosi dviratį ir aš tipo, sakau, tipo stok, sakau, ką tu čia darai, žinai. Ir tas tada jau, žinai, pamatė ant dviračio ir tipo minti, žinai. Įdomu, savo ar jau pavogtų? Pavogtų. Čia jau buvo antras, kurį, nes jis 2 pavogė. Tai su to antru pavogtų, tipo, davai minti, aš galvoju, nu ne, jau tu nepabėgsi, žinai. Aš jau nebepaleisiu. Jo, tai jisai minė kiek galėjo, aš bėgau kiek galėjau, tada jisai nusprendė sukti. Ten jis sulėtėti turėjo, ten aš jį prisivijau. Ir gavosi, kad tada ten bla bla bla, į šaligatvį nuvirto ir taip toliau. Aš jau kai nuvirto, nebeleido jam važiuoti. Pradėjau su armatūra mojo, dviračio irgi negalėjau gadinti, nes kaimyno turtą, žinai. Norėjosi geriau jau vagį ką nors padaryti. Tai va, ir aš tą vagį paskui tą dviratį pametė, nes jau suprato, kad nebes nuvažiuos su juo. Ir tada jisai pradėjo tiesiog eiti. Jis tiesiog eiti pradėjo. Aš su tą armatūrą, žinai, parodžiau, kad jinai yra ir kad, žinai, aš čia nepasiduosiu, žinai, čia yra iki galo eis. Tai šitas pradėjo eiti ir aš irgi man keista, kad tiesiog eina, pasižiūri per petį toksai, kažkokia su negali atrodo, psichinė kažkokia, žinai, nu bet eina ir aš iš paskos, ir aš skambinu 112 iš karto, žinai, ragelį, įsijungęs prožektoriuką. Ir sakau, kur esam, kur mes čia kaip, žinai, ir jam ten nurodinėjai, o jis ten taip nusprendė eiti, žinai, ten link ežero kažkur, kur labai sunku nusakyti, kur mes esam. Tai jūs tiesiog ėjot kartu? Taip, jis eina tenai, aš einu kokių 7 metrų atstumu, kad, žinai, jeigu iššoktų atgal, aš spėčiau pasiguldyti jį tenais ir taip toliau. Tai ir mes apėjom ten didžiulį ratą, aš į kokį 20 minučių sakiau, apėjom ratą aplink ten palei tą ežerą, išlindom į tokį parkingą, kuriame jau ten išgirdau pareigūnų, žinai, ir pradėjau rėkti, kad čia atvažiavo, jau atbėgo, reiškia, supakavo. Ne, jis tiesiog ėjo ir nusuprato, kad jau, žinai, nei nueis, nei pabėgs, nes jau bėgti, jis buvo, man toks įspūdis, kad tokio vyresnio amžiaus kažkokio. Apie 5 kažkas. Pasirodo, blemba, tas 2 minučių nenorėjo bandyti bėgti. Aš manau, kad ten, žinok, biški dar ir su galva bus. Gali būt. Tai, žinai... Tai žodžiu pagavo jie, ne? Jo, pagavo, supakavo ir, kiek žinau, ten jam visus vogtus rajono dviračius užrašė ant jo. Blemba, kodėl jis dar neturi Lietuvos garbės apdovanojimo? Kas jis? Ar vagis? Reikėtų gal nominuoti į Timūrą. Čia nuo Timūro gimimo turbūt yra atsiradęs posakis, svarbu ne ūgis, o smūgis, matai? Nenudeivė. Matai kaip. Žinai, kas man yra keiščiausia, kad kiekvienas gali tai padaryti, bet žinai, mes tokie visi tokie mandagus. Abejingi mes būnam dažnai situacijom. Jo, nežinai, duok durniui kelią, užmirškit šitą šūdiną patarlę. Tu negali duoti durniui kelią, nes jis ateis ratų ir vėl pas tave grįž. Ar pas kitą? Negali duoti durniui kelią, nes tada durnius nueis pas kitą durnių. Ir jie tada sueis į grupsus Facebook'e ir tada į žygį išžygios. Ir jis elokonsą po to. Matai, vienam durniui yra duotas kelias, iki ko privedė pasaulį dabar. Kuris? Nu, tas pats. Tas, nu, ten yra jo, ten yra kolektyvinis durnius, ten yra jo, ten yra reiškinys. Ten yra blogai. Tai va, tai aš tik noriu, žinai, įkvėpti, kad, nu, ten nieko tokio, žinai, nes jeigu tu banditui parodai kiaušus, tai jisai pasitraukia, tas pats ir su ano yra, žinai. Nu, bet jo, blema, žinai, šiaip baisu, kai pagalvoju, šiaip man atrodo, kad čia tik filmuose tokie dalykai vyksta, tas vagystės ir panašiai, ir kažkaip išgirdau pas mane, nu, iš aplinkų, tu dabar pasakai, kad iš tikrųjų tai vyksta, tiesiog niekas apie tai garsiai nekalba ir mano net pas draugė buvo atėję, tiesiog vagis su peiliu, jie sakė, išsėdėjo tėtis, mama, dukra, sakė, sėdėjo svetainį ir taip įėjo, nu galvoju, kad nėra, nes, sako, buvo visiškai tylu, tuščia, tipo, išjungta šviesa, žiūrėjom filmą, sako, jie su peiliu, tipo, ir tiesiog svetainė žiūri juos. Ir taip galvoja, kad, nu ir ką tu tokia situacija stovi žmogus su peiliu, nu tu nešoksigi, nu tipo. Nu, dažniausiai būna tas išgąstis, stabas. Čia liudas buvo, nes pas mus buvo tokia istorija. Nu, bet turėjome, bet tai su ginklu. Netikrų. Žodžiu, mes šventėm Halloweeną. Ir buvo tema, naujaka. Naujako tema buvo mafija ir kažkas. Ir mes pas tokį draugą visada švesdavom, nes tuo metu jis vienintelis turėjo nuosavą butą. O mes nuomojomės ir ir jis tipo ten kokia nors tipo didelis tas butas Pašilaičiuose. Ir žodžiu, jis gyveno šitam aukšte, o Hebra nusprendė laiptais užlipti, nelaukti lifto, nes buvo mes, kad daug mūsų vienu metu. Ir pas jos kažkodėl name tuo metu, aš nežinau, kodėl žmonės nerakindavo durų. Ir tas draugelis irgi nerakindavo durų. Ir mano vyras su savo broliu apsirengę tom kaukiam slidinėjimo su ginklais, tipo, įbėga į 5 aukšto butą, ten bičas sėdi su popkornais, teliką žiūri ir taip, ir jie taip, o atsiprašom, ne čia, ir išbėgo.
Bet čia Helovino metu, ne? Ką? Ne, čia naujakas, man atrodo, buvo. Tai žinai, ir Tas bičias nuo to laiko pradėjo rakinti. Bet jaučiu, čia dabar dar esim, kas atsirakinę, tikrai jaučiu prasi. Net ir žinau, kad, pavyzdžiui, pas mus rajone, dabar naujam rajone, sakė, būna, kas eina ir tik... Taip. Pas mus buvo labai populiaru ant kilimėlio padėti kokią nors šakelę. Taip, tau padeda niftėmų kokią nors, tokia nei per didelį, nei per mažą šakelę padeda tau ant kilimėlio. Ir jeigu ten per, pavyzdžiui, savaitgalį jį nesujuda, tai tikėtina, kad sekmadienį tavo bus apvogtas. Mes čia dalinam patarimus dabar. Ne, tai čia jau buvo paėję. Mes žinom, kaip jūs elgiatės. Galų gale, žinai, vaizdo stebėjimo sistema, jinai kainuoja tikrai jokingus pinigus ir atsiperka greitai. Aš žinai, kad dažniausiai būna su vaizdo stebėjimo sistemom, kai reikia. Klijuoja. Ne, nebūtinai užklijuoja. Būna nufilmuoja įvykį, tu nieko ten nematai, tu neveido nematai. Nulinės naudos būna. Tu turi daugiau, tu vis dar, bet tu gali turėti video medžiagą arba jos neturėti. Tu gali matyti, žinai, iš kur kas kaip, tu gali bandyti, tu turi atspirties tašką. O kai tu tiesiog, žinai, apvogė, tai Facebook'e paremkit, čia mums apvogė. Tai ką jūs padarėt, kad jūs neapvogtų, žinai? Tai čia yra tiesiog, tai jeigu turi turtą, turi apsaugoti, žinai. Jo, bet su kamera tai aš nežinau, nes pas mus buvo rajone, pas mano tėvus apvogė ten tas kepsninės išnešė, laukia matos, nufilmuota. Su kapišonu bernas, su kepurė, nieko nesimato, išneša kepsninę, ir tipo kaip turėsi. Kebra padėkit, tipo matosi, kad kažkoks vyras. Juodas gobtuvas, juodas megztinis ir raudonas kamado. Vakar kaip tik skaičiau antraštę kažkuriam portale, kažkuriam miestelį. Vagis išnešė bandelių už 97 centus. Eik, tu namas. O dar tokių bandelių yra už 97 centus? Pasirodo, yra net ne bandelė, o bandelių. Bandelių čia vakarykščio. Ten reikia užjausti tą vagį, nes turbūt ten nelabai sveika maistais išsinešė. Arba rašė Marijampolė, nes jis sako saldainės. Saldainės. Tokį va bandelių. Bet jo, aš tai dar būčiau už tai, kad būtų galima Lietuvoje, jeigu tavo teritorijoje yra įsibrovelis, jų būtų galima pašauti. Aš visiškai būčiau už tai. Tada jie tikrai nelandžiotų, kur nereikia. Bet tada visi panašėtume į Ameriką, žinok, nes ten tada visi galvoja, kad jie jų teritorijoje ir šaudos. Tiesiog paštininkė atneša pensiją. Ne, jeigu tu įsirengi... Amerikoje yra įrodyta, kad pavojingiausia profesija paštininko yra. Ten jo, bet jeigu tu įsirengi vaizdo stebėjimo sistemą, tau būtų leidžiama visą va tokį, va kažkokį, žinai. Bet žinai, kad galėtų būti daug kaip čia nelaimingų, manau, atsitikimų, nes tikrai, kai kamera pačiuožė... Aš tai nenorėčiau, vesternas susidėti. Nes problemą, žinok, nelaimingų tokių, žinai, pačiuožų šiaip žmonių būna, tikriausiai jie lauks tokio šanso, kad galėtų, ir sakys, va, aš galvojau, mane supratau, kas čia buvo. Aš dabar vėl rimtą frazę. Jeigu žmonės nenorėtų karo, jie negamintų nei ginklų, nei tankų, nieko. Tai reikia, jeigu... bus požiūris, Marija. Bet jeigu nenorėtum, kad tave užpultų, tai tu neturi leisti šaudyti bet ką, nes tada ir tave... Žinai, mes čia vėl prieinam prie temos, kad visą laiką reikia kažkokiu būdu reikia rasti aukso viduriuką. Nes, pavyzdžiui, dabar yra taip, kad net pareigūnai ten turi taip sukrist aplinkybės, kad jie ginklą galėtų panaudoti. Nes jeigu jis panaudoja ten ir paskui žodžiu, ten užtampa tą pareigūną, kad jis perteklinė jėga buvo panaudotas be reikalo ginklas ir jie tiesiog netraukia ginklą, nes žino, kad bus daugiau bėdų, negu išsitrauktų jį. Tai aš jau net nekalbu apie tai, jeigu būtų galima šaudyti visiems kieme, jeigu jie ateina į tavo teritoriją, čia prasidėtų beleka. Tai vat kaip sureguliuoti tą, žinai, kad nebūtų westernas, bet kad ir būtų pasiekmes, jeigu tu eini kažką blogą daryti. Hebrid, žiūrėkit, dabar šį kartą sustabdom, pratęsim kitą kartą, gerai, tai nepamirškit po savaitės įsijungti, nes šitas geras pokalbis prasitęs į dar geresnį. Iki.